Labą vakarą. Labą vakarą. Ar su ponia Renata kalbu? Taip. Renata, kaip jau po darbo, po visko? Nu, po darbo, ne po visko dar. Po visko. Kažkaip skambint, negalvojau, nedrįsau, bet vis tik kažkaip surinkau telefono numerį ir paskambinau. Tau, šiandien mes beje matėmės. Jūsų parduotuviai, aš atvežiau tiesiog vadybininkas naujų pasiūlymų prekės. Ar čia turite omeny iš Benetono? Taip. Tai kaip norėjau paklausti, kaip leidžiat vakarą, ką veikiat? Kaip leidžiu vakarą? Švenčiu gimtadienį. Vat ta proga, nežinau, aš nepastebėjai, bet daugiau kažko palikau pas jūs, tai norėjau paklausti, ar pastebėjot ir rado dovaną nuo manęs? Tu žinokit, labai dabar nesmagiai išvės, nes tikrai nepastebėjau nieko, nes paskui labai greitai išlėkiau ir daugiau nebebuvau atėjus į parduotuvę. Netikrinai, ar ne? Nes nebuvau atėjus. Nebuvau atėjus. Na, aš palikau staigmeną, Renata, tau su gimtadieniu. Nors nesame pažįstami, bet vis tik sužavėjo jūsų tos akys ir... Kaip žmogat gražiai šnekėti. Na, vadybininkas esu, tai visada... Nu, taip, taip gražiai ir moka šnekėti. Nu, labai jums didelis dėkui, labai iš tikrųjų labai malonu. Bandysim rytoj ieškoti. Renata, nevadink mane jūs, man nesmagu kažkaip, aš vis tik... noriu, kad tu intum mane, gerai? Gerai, susitarėm. Ir tiesiog norėjau paklausti, jeigu aš atvažiuočiau dar kažkurį laiką, būtų galima kavos? Nu, manau, taip. Taip, ar ne? Aha. Tai, nežinau. Aš, ką čia net pasakyti dabar, tiesiog norėjau pasveikinti dabar su gimtadieniu. Palikau tau, Renata, dovaną. Jeigu smalsu, galėčiau papasakoti, kur jį yra iš tiesų. Nu, tai jau dabar pasakok, nes net neįsivaizduoju, kur, tai paskui rytoj nueisi parduotuvę, nežinau, nei kurį galą eiti. Tai dabar ten kažkokios durys yra, aš nežinau, kaip ten tiksliai jos vadinasi, kur ten yra, bet grinai už durų iš karto po dešiniai ten palikau su didžiuliu raudonu kaspinu, su puokšte gėlių, bet gali būti, kad gėlės nuvys, tai... Nu, klausyk, iš kur gėlės? Gėlės, kaip čia pasakyti, iš mašinos bagažinės, kad nieks nepastebėtų ir tiesiog jos taip supakuotos, galima pasakyti. Tai... Nieko tokio, aš gal per daug savo leidžiu ir panašiai, bet tikrai tavo tos žalsvos akys iš tiesų labai gundo. Vaja. Nu gerai, dėkui labai už gėlės. Taip, ne vien gėlės ten yra. Dar tortelis ir šampano butelys. Jėzus, tik tai, bet tai tu atvažiavai pirmą kartą ir kaip čia taip gavosi, nesuprantu nieko, žinok. Na, va taip gavosi. Anksčiau bendravo mano toks kitas pažįstamas draugas su tavim ir nupasakojo viską ir papasakojo, tai aš tiesiog susižavėjau. Klausyk, gal aš tikrai su to pačiu žmogum šneku, kur šiandien pirmą kartą buvot atvažiavęs? Taip. Nu, tu blondinė, žalsvos akis, kiek pastebėjau. Tu tą pati, kitos nebuvo. Žiūrėjau į bedės akis ir negalėjau, kaip čia pasakyti, taip atsistebėti. Ne visada taip dažnai mane moteris sugundo arba suvysto, bet... Gerai, čia ir baigsim. Bet Renata, taip kažkaip įdomiai. O vedusi tu? Taip, tikrai taip, už tai sakau, kad čia ir baigsim. Gaila. O kaip aš pasirodžiau toks neperižūliai, paprastas? Nu, nežinau. Kai susitiksim, pašnekėsim gerai. O tai kam susitikti, jeigu jūs vedusi? Tu vedusi, atsiprašau. Nu tai vis tiek susitiksim, nori tu to ar nenori. Man dabar bus, nes kaip čia, tu jausi tokie graužatį ir nežinau. Bet nieko, darbas yra darbas, be jokių jausmų, kaip čia sakyt. Gerai.
Tai vat. Bet dar vienas toks dalykas, aš dabar noriu pasveikinti su gimtadieniu. Ir pasveikinti ne tik tau girdint, bet girdint ir visai Lietuvai. 1, 2, 3, let's go! Kas, o paradystai, kas, ateini čia. O, labas Renata, tave trukdo radijo stotis ZPFM iš Vilniaus, radistai Jonas ir Rolandas. Labas. Malonu, labas. Iš tikrųjų šitą skambutį užsakė Virginija ir jos sūnus, kaip suprantu, Darius. Taip. O, Dieve! Apsimetėme su vadybininku. Ir jie mums viską labai išsamei papasakojo. Tai, su gimtadieniu, meilės, džiaugsmo, pinigų, sveikatos, svarbiausia. Ir verslo gero. Jo. Tai Ačiū labai. Ačiū jums už, kaip sakant, gerą reakciją. Viso gero. viso gero. Nu geras, ačiū labai labai. Man atrodo, kažkam gal kliūst šiek tiek Vilnių, ne? Jų. Čia tai kažkaip mes Gali kalbėjom. būti.